Iš tiesų, aš skaitau visą dieną senus dokumentus, bet kokie jie yra įdomus. Pavyzdžiui, kokį desertą Žygimantas Augustas visą laiką savo mylimai Barborai Radvilaitei užsakydavo. Istorija yra ne specialybė, istorija yra išsilavinimas. O kada universitetas suteikia gerą išsilavinimą, kelių karjerai yra labai daug. Reikia tik fantazijos, o čia istorija, ta fantazija kaip tik labai puikiai ir lavina. Mane labiausiai nustebino Artes Liberales. Ir pasirinkau šitą universitetą, net nelabai pasigilinusi, kas yra tas Artes Liberales. Studentui programa nėra nuleidžiama autoritariškai iš viršaus, o jis pats ją gali susikurti tokią, kokią nori. Aš, būdama istorikė, galėjau mokintis ir astronomijos, ir psichologijos, ir apskritai susidėti savo tvarkaraščius, kaip jie man atrodė būsiantys naudingi mano išsilavinimui ir mano būsimai karjerai. Lygiai taip pat mane nustebino kalbų gausa. Jidiš, vokiečių, prancūzų, lenkų man buvo įduotos kartu su studijom nemokamai. Iš tiesų muziejuje yra labai daug slaptų ir lankytojų kiekvieną dieną neprieinamų erdvių. Dabar lipsime 100 laiptelių. 8, 9, 10, 25, 60, 61, 62. Ir štai ten yra mano pats mėgstamiausias eksponatas. Tai yra Lietuvos laisvės varpas. Ir viena gražiausių Kauno panoramų iš čia atsiveria. Juk Kauno centre aukštesnio bokšto nėra. Viskas prasideda tik nuo svajonės. Didelės ar mažos, bet tavo tikros svajonės.